Dainuojame prie web kameros sekantį dainą apie patį gražiausią Lietuvos ežerą – Dusios ežerą. Dusios ežeras yra Dzūkijoje. Kas nebuvo prie Dusios ežero, tam sunku apsakyti jo gražybės. Tačiau jeigu jūs ten nebuvote, būtinai aplankykite, jis nuostabus. O dabar aplankęs Europą, aš galiu pasakyti, kad tai vienas gražiausių ežerų Europoje. Todėl ši daina apie Dusios ežerą, apie atostogas prie Dusios ežero. Rinkom uogas, riešutavom, meškeriojom ir grybavom, buvome arti gamtos, niekieno nenupirktos, teršti gamtą mes įpratom, nepalikom, taip kaip radom tarp lazdynų vandenų, pylėm keletą dienų. Tokios linksmos, bet nebrangios, kada esi padarę 100 gramų, o jei net visą bonkę padarai ant galvos, sugrįžta net vaikystės vakarai, kaip gerai, tos dienos tokios linksmos, bet neramios, kada esi padaręs 100 gramų, o jei net visą bonkę padarai ant galvos, sugrįžta net vaikystės vakarai. Kaip gerai, kai sugrįžta tau vaikystės vakarai, kaip gerai. Tai visa tai vyksta prie Dusios ežero. Aiškiai matos, kur gulėjom, kur puotavom, kur tupėjom, pabendravom su gamta, kolei leido sveikata. Ačiū Dievui, kad šitai baigės, kožnadien visi apsvaigę, tai pavargom rinkote, pailsėsim jau darbe. Tokios linksmos, bet nebrangios, kada esi padaręs 100 gramų, o jei net visą bonkę padarai ant galvos, sugrįžta
vaikystės vakarai, kaip gerai. Ir tai visa būna prie Dusios ežero vasarą. Prašom visi aplankyti ir pamatyti ir pajausti visą tai patiems. Ši daina skirta Dusiai, tai yra atostogos prie Dusios ežero Dzūkijoje. Tokia daina apie Dusios ežerą.